Konnichiwa iš Japonijos. Būtent iš šią, atrodo, egzotišką tolimą šalį atvykom ieškoti gabalėlių Lietuvos. Ir kai pradėjau tuo domėtis, net patį nustebino, kiek daug čia yra su Lietuva susijusių vietų. Ištisi Lietuvos muziejai, vietos susijusios su Čiune, su Gikara, taip pat paminklas lietuvių tėvei Gabijai, Stasio Eidrigevičiaus muziejus ir daugybė kitų, kurias apvažiuosim. Jos tikrai toli viena nuo kitos, teks keliauti ir automobiliu, taip pat traukiniais, lėktuvais ir visokiais kitais būdais. Ir šiame video sudėsim viską, mūsų kelią į kitų vietų ir taip pat tų vietų istorijas, pasakojimus apie jas, kurias tikrai sunku susirasti internete, nes daug kas yra prieinama tik japonų kalba ar neprieinama išvis. Japonija susideda iš 4 pagrindinių salų, dabar esam Šikoku saloj ir netrukus kirsim štai šį vieną iš didžiųjų įspūdingų Japonijos tiltų į Honshu salą, kurioje ir visi pagrindiniai Japonijos didmiesčiai, Tokijas, Osaka, Nagoja ir taip pat daugelis su Lietuva susijusių vietų. Ten ir pradėsim savo kelionę Fukujamos mieste, kuriame neseniai įkurtas Lietuvos muziejus. Tad likite kartu šioje tekančio saulės šalyje su mumis. Atvykome į Fukujamą. Lietuviškos vietos Japonijoje dažniausiai susijusios su konkrečiai žmonėm ir jų iniciatyvom. Tai čia va Lietuvos garbės konsulas Shigehiro Komaru. Jisai valdo logistikos kompaniją ir štai jis nusprendė kurti tokį kaip Lietuvos kambarį, Lietuvos muziejėlį. Dabar važiuojam jį aplankyti ir pažiūrėsim, kas ten yra. Susitarėm dėl susitikimo ir ten bus japoniška tik tai informacija, tačiau turėsim galimybę išsiversti. Pasižiūrėsim, kaipgi iš čia, iš Fukujamos atrodo Lietuva. Beje, muziejėlis įkurtas neseniai, tik tai pernai metais. Įdomu buvo apsilankyti Lietuvos muziejui čia, įdomu, kad prie pastato nuolat plazda trispalvė. Taip pat muziejus nedidelis, tačiau viskas labai į temą. Trumpi japoniški aprašai apie svarbiausius dalykus, tiek kultūrinius, kaip ten užgavinių kaukės ar margučiai, tiek svarbiausius istorinius momentus, kaip Lietuvos okupacija, nepriklausomybė. Taip kad, manau, žmogui iš šalies, pripažinkim, ilgų tekstų apie kažkokią tolimą šalį turbūt nieks neskaitytų, o čia taip trumpai esmę pataikoma, viskas papasakoma. Man šiaip įdomiausias dalykas čia buvo tai, kad yra 2 tipų žmonės, sakyčiau, kurie tampa garbės konsulais Lietuvos. Tai vienas tas tipas yra lietuvių kilmės žmogus. Gal seneliai, proseneliai, gal tėvai atvykę iš Lietuvos. Ir kitas tipas yra verslininkai turintys ryšių su Lietuva. Tai čia yra tokia situacija. Fukujamos transporto kompanija turi ryšių su Lietuva ir taip pat labai didžiulė kompanija, 28 000 kažkur darbuotojai, 1948 metais įkurta. Tačiau paprastai būna taip, kad tik tai tas pirmasis tipas, tai yra lietuvių kilmės žmonės, kūrė visokius lietuvių muziejus, remia lietuvišką veiklą, lietuvių klubus ir panašius dalykus. Tai čia labai maloni tokia išimtis, kad štai žmogus atėjęs per verslo ryšius, neturintis jokios lietuviškos kilmės, bet štai įsteigė lietuvių muziejų. Priėmė 4 japonai darbuotojai ir visi labai maloniai lankstėsi ir mes lankstėmės irgi. Įteikėm mums savo vizitinę, mes įteikėm savo atviruką. Na ir paskui išlydėjo mūsų dovanomis. Aš tikrai dar nežiūrėjau pati, nežinau, kuo tikėtis, tai visos emocijos bus labai nuoširdžios. Kasgi čia yra, o kaip miela. Ramenai! Bus pusryčiams. Ir dar yra, matyt, išklotinės jų turbūt finansinės atskaitomybės balansai. O iš tikrųjų tai daug informacijos apie štai šią Fukuyama Transporting Corporate. Kas be ko, kaip visuomet, viską išanalizuosim ir viskas suguls į gabalėlį Lietuvos straipsnį apie lietuviškas vietas Japonijoje, kaip ir apie kitas šalis. Na ir visada rašant apie lietuviškas vietas labai svarbu ir kaip, kas, kodėl jas sukūrė. Tai manau, irgi tą informaciją rasim tame sektuve. Arigato gozaimasu. Štai gal vienintelė Lietuvos vėliava Japonijai nuolat plazdanti. Pažiūrėsim dar. Gali būt, kad dar surasim vieną ar keletą.
Bet vis tiek labai smagu va, matyti ją dabar čia, kad ir stovim sankryžoje, bet nuolat matyti tokį gabalėlį Lietuvos yra labai smagu. Čia yra tas štabas visos tos kompanijos, tiesa, turi bent 400 ofisų, bent jau tokia informacija yra internete, na, čia šitas pastatas, tai yra tik tai dalis viso komplekso, nes ten už jo iš karto yra daugybė sandėlių, logistikos centras ir daugybė vilkikų. Iš Fukujamos kirtom Japonijos kalnus ir pasiekėm Totori, miestą garsėjantį savo kopom. Japonus jos traukia panašiai kaip Nidos kopos lietuvius, bet Totorija mane ypač sužavėjo smėlio muziejus, tiksliau monumentalių smėlio skulptūrų muziejus. Visa eilė didžiulių smėlio skulptūrų čia subtiliai ir įdomiai atskleidžia Japonijos kultūrą ir istoriją. O dar labiau nustebau tarp autorių radęs ir lietuvišką vardą ir pavardę – Andriaus Petkaus. Būtent jis atvaizdavo japonišką pasaulio sutvėrimo viziją. Tiesa, į gabalėlius Lietuvos traukiam tik skulptūras lietuvišką tematiką, o taip pat tas, kurios stovi nuolat. Tuo tarpu smėlio muziejaus eksponatai kasmet pakeičiami. Kiekvienais metais pastatomos smėlio skulptūros skirtos vis kitai šaliai. Ir visgi, jei nuvyksit į Totorį tais metais, kurie žiūri šį video, ar kitais metais, ar dar kitais, labai tikėtina, kad ten irgi rasit lietuvio darbų. Nes Petkus smėlio skulptūras ten kūrė jau nuo 2015 metų. Po Totorio važiavom pakrantę pro Amano Hašidatę, vieną 3 nuostabiausių Japonijos vaizdų. Šitas sąrašas sukurtas dar 17 amžiui ir japonų kultūra užima panašią vietą kaip Europos kultūroje 7 pasaulio stebuklai. Bet tikrasis mūsų tikslas čia Tsurugos uostamiestis. O priežastis, kodėl čia esam, yra ta, kuri buvo paminėta ir vienam Fukujamos muziejaus eksponatų ir turbūt ko ne kiekvienom Lietuvos muziejui ir kambarį Japonijoje bus paminėta, tai yra Čijūnės Sugikaros istorija. Japonijos konsulas tarpukariu dirbęs Kaune ir išdavęs tūkstančius vizų žydų tautybės asmenims, kurie tada galėjo kaip pabėgėliai išvykti į Japoniją. Mes žinom tą pradžią, kad štai jie išvyko iš Kauno, tuo metu jau okupuoto sovietų, likus nepilniems metams ar apie metams iki nacių okupacijos ir taip tikėtina išsigelbėjo nuo baisių tragedijų. Tačiau čia viską matom iš kitos pusės, kas jiems atsitiko po to. O po to štai jie atvyko į šį Tsurugos uostą, atvyko kodėl, tai galim pamatyti šitoj lentoje. Todėl, kad dar prieškariu buvo pastatytas geležinkelis Transsibiro per Rusijos imperiją, na ir paskui liekėsi per Sovietų sąjungą. Ir štai iš paskutinės stoties Vladivostoko buvo keltas į būtent čia, Tsurugą. Gavę tas vizas, žydai, tuo metu Lietuva jau buvo okupuota Sovietų sąjungos, vyko per visą Sovietų sąjungą į Vladivostoką ir iš ten kėlėsi į Tsurugą ir šį čia atvyko. Ir būtent todėl čia yra įsteigtas muziejus, būtent todėl yra pastatyta atminimo lenta Čijūnei Sugikarai, kurią netrukus prieisim. Daugelis tų žydų buvo ne Lietuvos žydai, tačiau Lenkijos žydai, bet tam tarpe ir Vilniaus krašto žydai. Tai dabar, kaip sakytume, Lietuvos žydai. Ir kai Rytų Lenkija Vilniaus kraštą okupavo Sovietų sąjungą dar 39 metais, jie pabėgo iš ten į Lietuvą, todėl kad tai nebuvo komunistai, tai buvo ješivų studentai, religingi žmonės, tai buvo verslininkai, kurie būtų sovietų ištremti ir persekėti. Ir štai jie atsikėlė į Lietuvą ir po kiek tai laiko 40 metų vasarą ir Lietuvą okupavo sovietai, na ir jie suprato, kad čia jiems irgi bus blogai, bus ištremti galbūt į Sibirą ir jie nusprendė bėgti, bet išvažiuoti nebuvo taip ir paprasta, negalėjai išvažiuoti be vizų. Ir štai čia pasitarnavo Čijūnė Sugikara. Na, į vakarus tai iš viso kelias buvo uždarytas, frontai ten, karai, nacistinė Vokietija, o Čijūnė Sugikara tada išdavė Japonijos vizas. Ir čia va yra tokia graži atminimo lenta, kuri pasakoja apie tą istoriją. Ir taip pat šį čia buvo ir jau dabar Lietuvos Respublikos atstovai 2001 pasodino štai medžius, tai sakura ir ąžuolą. Sakura atspindi Japoniją, o ąžuolas atspindi Lietuvą. Gali kilti klausimas, kodėl sovietai leido važiuoti jiems per teritoriją savo į Japoniją. Na, iš tikrųjų, sovietai patys jais norėjo nusikratyti, kad tik tai šitie žmonės išvažiuotų kažkur kuo toliau. Ir netgi buvo tokie atvejai, kad ne visiems galbūt pavyko laiku gautas vizas, nes paskui, kai Sovietų sąjunga aneksavo Lietuvą,
Tai tada ir Čijūnė Sugihara buvo išsiųstas. Jau nebuvo jam atstovauti po, nes nebeliko Lietuvos, nebebuvo prie kur atstovauti tuo metu. Tai dar dalis žydų, kurie nespėjo galbūt ar dėl kažkokių priežasčių negavo jo vizos, tada padirbo tas vizas. Tai dar buvo su padirbtom vizom, kas išvyko į Japoniją. Ir tada japonai dar bandė juos grąžinti atgal, bet Sovietų sąjunga jau nebepriėmė jų, nes jie norėjo, kad tik tai šita problema, kaip jie suprato, išnyktų. Ir čia atvyko, aišku, Japonijoje nebuvo kažkokio žydų bendruomenės, Japonija buvo visiškai kitoks kraštas, dar dabar, kai čia keliaujam po Japoniją, suprantam, kad ta kultūra yra visiškai skirtinga, o kas turėjo būti tuo metu imperinė Japonija, kuri pati dalyvavo Antram pasauliniam kare, galima tik įsivaizduoti. Tai dabar eisim į muziejų, kur bus ir iš prisiminimų vietinių žmonių papasakotas istorijas, kaip tuo metu, kas buvo, kai jie atvyko, kokios buvo reakcijos. Dauguma paskui galiausiai išvyko, kas į JAV, kas į Palestiną, kas į Pietų Afriką, kas į Kiurasao, kur taip pat ten Olandijos kolonija buvo ir Olandijos konsulas taip pat rūpinosi suteikti vizas. O kas pasiliko čia, buvo perkelti į Šanchajų, kuris buvo Japonų užkariauta Kinijos teritorija tuo metu. Kita Sugiharos istorija ilgą laiką buvo neatrasta pačioje Japonijoje ir tiesą pasakius, į patį buvo žiūrima gana kreivokai, nes, grįžęs jau net po Antro pasaulinio karo, Japonijai pralaimėjus tą karą, jisai buvo faktiškai kaip ir atleistas iš tos diplomatinės tarnybos, nes iš esmės tai, ką jis darė, tai nebuvo valia Japonijos, kaip diplomatas jisai turėtų atstovauti Japoniją, bet jisai pats tiesiog matydamas tuos dalykus, kurie dėjosi Europai, norėjo padėti tiems žmonėms išsigelbėti nuo sovietų okupuotos Lietuvos, kuriai dar taip pat dabar jau žinom, kad paskui atėjo ir nacistinė Vokietija. Aišku, tuo metu, kai buvo, nebuvo toks faktas, kur galėjai numatyti 100%, kai bus. Pats Sugihara iš tikrųjų, kiek teko skaityti, viena jo misijų buvo, tai rinkti informaciją, ar prasidės tas sovietų nacių karas, ar nacistinė Vokietija ateis į Sovietų sąjungą, ar ne, tai nebuvo taip 100% žinoma tuo metu. Bet paskui ilgainiui ir dėka tų žmonių palikuonių, kurie buvo išgelbėti Sugiharos, tas atminimas sustiprėjo. Po Lietuvos nepriklausomybės ir Lietuvoje, Kaune turim tas namas, kur veikia Japonijos atstovybė. Labai daug dokumentų buvo prarasta, sunaikinta, kadangi pačią Japoniją bombardavo tuo metu. Paskui 44-45 sąjungininkai, ištisi miestai sudegė, archyvai sudegė. Tai kiek tų vizų išdavė? Įvairiai, kalbama 1000, 2000, 6000, 10 000, bet vėlgi, kas skaičiuojama neaišku, nes tie didesni skaičiai tai paprastai apima ir ne vizas išduotas, bet kiek žmonių su tom vizom galėjo išvykti. Kadangi buvo įprasta, kad duodama viza šeimos galva ir ten priskaičiuojami ir vaikai. Tai būdavo ekstrapoliuojama, kad tikriausiai tų vaikų buvo daug, nors kiti tyrimai dabartiniai jau sako, kad tų vaikų tarsi ir buvo mažai, remiantis sovietų duomenim. Štai šitam pastate muziejus, tai buvo uosto pastatas, kai keltai tie plaukė tiesiai iš Vladivostoko į čia, tai čia paskui buvo ir keleivių salonas ir dabar yra muziejus. Pastatai atstatyti, matyt, buvo prarasti, ir einam į vidų. Vienas įdomiausių dalykų štai šitas sąrašas, kur surašyti žmonės, išaiškinti, kuriems pavyko gautas vizas. Ir čia įdomu, kad ir pilietybės surašytos. Tai matosi, kad, Lenkų daugiausiai, aišku, buvo ir tikrai nemažas grupės lietuvių, Lietuvos piliečių ir Lenkijos piliečių. Buvo trečia grupė, matyti, Vokietijos piliečiai pagal lygį. Tai atvykę kažkokiu būdu irgi į Lietuvą dalis tokių egzotiškų atrodo kraštų, pavyzdžiui, Britanijos, Kanados piliečiai. Kita vertus, pavyzdžiui, štai Britanijos pilietis Tamulis. Tai manytina, kad žmogus buvo tiesiog grįžęs tuo metu galbūt iš Škotijos angliakasių, apie kuriuos irgi yra epizodas čia gabalėje Lietuvos, kur dar prieškariu lietuviai masiškai vyko iš Škotiją dirbti angliakasiais, tai galbūt buvo grįžęs aplankyti tuo metu protėvių žemės ir štai įvyko visi tie įvykiai, Lietuva buvo okupuota, ir jam taip teko trauktas. Pirmoji iš čia pažymėtų vizų išduota Liepos 9 1940 metų. Čia matyti tam tikros dienos, pavyzdžiui, rugpjūčio 7 ir matom, vien per tą vieną dieną, kiek daug vizų buvo išduota.
Chūnės Sugihara. Man iš tikrųjų įspūdį paliko tai, kad nors Chūnė Sugihara, kai prašė pagalbos ir patarimo iš Tokijo, ar jam išduoti vizas pabėgėliams, jam buvo pasakyta, neišduok, su jais neprasidėk, ir jis vis tiek priėmė tokį savo širdžiai svarbų sprendimą, nes suprato, kad tie žmonės yra tikrai nedovanotinoj padėty. Ir tuos 1000 visų išdavė savo prerogatyvą. Tai čia iš tikrųjų reikėtų turėti omeny, kad jis ne tik, kad nepakluso valdžiai, bet tai yra Japonas, kuris nepakluso valdžiai. Mes dabar Japonijoje keliaudami matome, kad iš tikrųjų be galo svarbu čia ta pagarba vyresniesiems, pagarba savo posui, paklusimas iki negalėjimo. Imperatorius anuomet iš vis buvo praktiškai dievui prilygintas. Tai va tokiam žmogui nepaklusti savo valdžiai, manau, buvo labai stiprus sprendimas, ir tą jis padarė, kiekvienai vedina savo sąžinės balso. Tai tas apie Sugiharą man paliko milžinišką įspūdį. Kelionės per Japoniją praktinė pusė visai kitokia nei daugelio gabalėlių Lietuvos kelionių ir ekspedicijų. Čia važiuojam itin siaurų japoniškų automobilių K-Car, tokie čia labai populiarūs, todėl kad už juos mokami žemesni mokesčiai. Čia valgome automatizuotose japonų restoranuose. Ne išimtis, o taisyklė, kad užsakymai priimami per specialius kompiuterius ant stalo ar prie įėjimo į restoraną taip pat ir apmokami. O kai kurios vietos automatizuotos daug labiau, kaip pavyzdžiui Kura Sushi tinklo restoranai, kur sušiai nuolat važiuoja vienu konvejeriu, o jeigu per specialų kompiuterį užsisakai papildomų sušių ar gėrimų, jie atvažiuoja kitų greitesnių konvejerių. Kitokios ir nakvynės. Ilgą laiką apsistodavom business hotel vadinamuose viešbučiuose, tačiau tenykščiai kambariai labai ankšti. Mums netrukdo tai, kad 2 žmonėms skirta tokia lova, kuri kitur būtų vadinama viengulė, tačiau kiekvieną vakarą juk turime dirbti nuotoliu, taip pat aprašyti visą tą informaciją, kurią surinkom per tą dieną apie lietuviškas vietas, todėl labai svarbu, kad būtų darbo vietos, o ten geriausiu atveju vienas mažas staliukas ir viena taburetė. Ilgainiui įsigudrinom naudotis vadinamųjų meilės motelių paslaugom. Iš tikrųjų, jie skirti japonų porelėms vengiančioms svetimų akių ankštuose butuose ir namuose popierinėmis sienomis. Tačiau ir mums gausybė pliusų. Greitas internetas, paprastai būna stalas su pora kėdžių, matyt romantiškai vakarieniai, bet tinka ir darbui. Taip pat ir visada yra kur pastatyti automobilį. Tokiuose nakvojame Totorijoje ir kitur, bet štai už Tsurugos apsistojome tradicinėme japonų viešbutyje Ryokane. Ne bet kokiam, o Hoshūro kane. Tai yra seniausias pasaulyje apskritai šeimos verslas. Jis įkurtas 714 metais. Taip, 714, ne 1714. Kaip keista ten buvo suvokti, kad štai esam apsistoję viešbutį, kuris įkurtas dar tada, kai net Lietuvos vardas nebuvo paminėtas. Mums japonų kultūra egzotiška, be galo įdomi, bet keliaudamas po Japonijos lietuviškas vietas, kuo toliau to labiau supratau, kad lygiai taip pat ir mūsų kultūros japonams įdomios. Būtent todėl jie kvietė smėlio menininkus kurt Totorijoje smėlio skulptūras, ir būtent iš to japonų domėjimosi Europos ir Lietuvos kultūromis kilo ir kita vieta, į kurią kaip tik važiavome iš to Hoshūro kano. Dabar važiuojam į Inami, kur pastatytas Algimanto Sakalausko paminklas lietuvių deivei Gabijai. Tiesa, pastatytas jau seniai, tai kilo tokių klausimų, čia nežinom, mums rašė, tai žinom, ar ten išliko, bet tikimės, kad išliko, nes Japonijoje išlieka dalykai tikrai ilgai. Štai šios skulptūros pasitinka Inamio skulptūrų komplekse, eisim ieškoti Gabijos. Kaip ir kiekvieną kartą prieš keliaudamas į gabalėlį Lietuvos paiešką susitinku su žmonėm, kurie gali papasakoti dar Lietuvoje. Ir skulptorių Algimantą Sakalauską taip pat aplankėm jo studijoje. Ir štai jis papasakojo, kaip gimė ši Gabija. Tikriausiai toliausiai jūsų pastatytas paminklas, toliau dar negu Sibire, kurie nežinau, ar stovi, nėra galimybės patikrinti su gabalėliais Lietuvos. Tai yra Japonijoje. Tai kokia istorija to Japonijoje? Kada dalyvau tarptautinėje stovykloje Čekijoje, tai buvo 96 metai, susipažinom su japonais ir bendravimo
įtakoj, mane irgi sužavėjo tas kraštas ir tada nusprendėm, kad reikia surengti pirmąją tarptautinę stovyklą čia Lietuvoje. Už metų 27 surengėm Prienuose tarptautinę stovyklą, kurioje dalyvavo ir Japonas iš Tojamo prefektūros Nanto City miestelis, Inami anksčiau vadinosi. Va, ir kadangi jisai jau čia dalyvavo, aš jau praėjau per visus patikrinimo filtrus, nes šiaip paprastai Japonija be patikrinimų nepapulsi į stovyklą. Viskas ir 99 buvau pakviestas į tarptautinę stovyklą, kurios metu dalyvavo apie 14 autorių iš įvairių pasaulio šalių, pradedant Australiją, Kiniją, Ameriką ir taip toliau. Ir tokiu būdu teko pristatyti savo idėją, kad Gabija noriu tą padaryti, ugnies sergėtoja, ir jiem tas tiko, kadangi pas juos irgi tos mitologinės būtybės ir dievai yra. Taip ir gimė tas darbas. Jisai stoja po šiai dienai. Tai yra skulptūrų parkas ir prie kiekvienos skulptūros parašyta, iš kur autorius ir tema. Daugelis darbų maždaug 2003-2007 metų. Pavyzdžiui, šeima, ukrainiečių darbas. Šalia matosi nuotrauka, kaip atrodė paminklas. Na, gal bent jau ne šitas. Čia pagal vietą kažkur turėtų būti akmenukai, medžiai. Aišku, šis seniai buvo, akmenukų galėjo nelikti. Tai va, visada panašiai ieškom, bandom kažkokį rast atskaitos tašką, kad dar būtų galima palyginti, kur stovėjo ir pagal tai prieis prie tos vietos. Čia su antkapiais, žymių lietuvių palaidojimais tai būna, bet kartais jau jeigu tos senos nuotraukos, tai visa aplinka irgi pasikeitus smarkiai. Dabar aš aplinkui tos panašios vietos čia gal ir nematau. Jeigu ką, tenai dar yra toksai muziejus ar galerija, tai pabandysim ten parodyti tenai nuotrauką. Gavom lapą ir čia nukopijavo tą savo bukletą ir ten kažkaip kitapus gatvės į dešinę ir dar turėtų būti to parko tęsinys. Atrodo, radom tą kitą parko dalį. Šičia. Šiaip tam muziejui, galerijai labai keista, ten kaip muziejus atrodo, bet visi darbai yra parduodami, visi darbai pačių japonų, ir kaip ten rašė šitą Inamio vietovė, labai garsėja savo medžio dirbiniais, dar nuo pradžioj buvo religiniais tikslais daromi ir būtent todėl ir dabar yra kviečiami tie menininkai iš užsienio, bet ne tik iš užsienio, nes ir daugybė japonų čia turi tą medžio kūrybos tradiciją. Čia matom Austro darbas. Neturim galimybių įtraukti gabalėlius Lietuvos visus absoliučiai lietuvių autorių darbus, kurie yra užsienį, nes tokių yra daug, aišku, daug tų autorių, tai yra kartu ir lietuviai, ir jau kažkokių kitų šalių piliečiai. Tačiau ko ieškom, tai kaip patys darbai susiję su Lietuva. Ir kas be ko, čia yra būtent tokia tema lietuvių ugnies deivė Gabija. Užrašas ant skulptūros yra ir japonų, ir lietuvių kalbom, ugnies deivė štai. O ir prie pačios skulptūros nuolatinis štai stendas, kuris pažymi, kad tai yra lietuvių autoriaus Republic of Lithuania Algimanto Sakalausko darbas. Dabar pasižymim tikslę vietą. Tai štai aš buvau šiek tiek kitoj vietoje pasižymėjęs, nes galvojau, kad ji bus prie to skulptūrų parko. Tačiau dabar nuėjom jau į tikslę vietą prie pat paminklo. Tai dabar turiu galimybę pagal tikslės GPS koordinates, kur stovim. Įsijungiam štai palydovą. Štai matome poziciją. Pagal palydovo nuotrauką matosi, kad va čia kampe prie medžių ir pagal tą santykį su medžiais dar patikslinsiu, nes kartais būna, kad vien GPS netiksliai šiek tiek rodo. Tai tada jau pasižymiu tikslę vietą ir tas koordinates kaupiam, kad galima būtų sudaryti internetinius žemėlapius. Jau yra mūsų tikslas amerika.lt, internetinis žemėlapis lietuviškų vietų Kanadoje ir JAV su visom tikslom koordinatėm.
Taip pat leidžiam ir gabalėlio Lietuvos atlasus albumus, jau yra išėjęs apie Jungtinės valstijas. Ir taip pat apie Lotynų Amerikos lietuviškas vietas. Ten taip pat pažymėtos ir tikslas vietos visų tų lietuviškų objektų, kad būtų galima jas aplankyti, nes čia įdomus ne vien šitas lietuviškas objektas, bet ir visas kontekstas. Čia daugybė darbų, kurie sukurti įvairių autorių, taip pat ir japonų, tradicinių japoniškų darbų. Einam toliau per šį skulptūrų parką ir žiūriu dar vieną lietuvišką skulptūrą. Ir taip pat labai lietuviška tema – Šventas Kazimieras, Lietuvos globėjas. Apie šitą skulptūrą nieko nežinojau, tačiau taip jau iš patirties žinau, kad paprastai lietuviškos skulptūros tokiuose parkuose vienas nevaikšto, nes jeigu kažkokį tai simpoziumą plenerą pakviestas vienas Lietuvos menininkas, dažnai jo keliais eina ir kitas, bet labai žavu, kad tema irgi yra lietuviška, nes daugybė kitų darbų, kitų šalių skulptorių čia yra tokie, kad galėtų būti tarsi bet kokios šalies tokia bendro pobūdžio temos, o čia lietuviški užrašai ir štai parašyta, išversta ir anglų, japonų kalbas, autorius Raimondas Puškorius ir pastatyta jau 2007. Tai Gabija pagoniška, pastatyta 8 metais anksčiau. Ir tas tradicija čia statyti lietuviškus paminklus tęsiasi. Ir ką sakiau, palyginimui kitų šalių autorių darbai, Portugalijos pakilimas, Lopeso darbas. Čia jau Kalnijos. Kai kurių temos yra tokios bendro pobūdžio. Bokštas Turkijos. Ir net jeigu temos yra jau tokios vietinės labiau, tai vis tiek užrašų ta kalba nėra. Tai čia iš tikrųjų lietuvaičiai autoriai pasistengia palikti labai lietuviškus gabalėlius Lietuvos. Nakvosim Kanazavoje, tai artimiausias didesnis miestas Gabijos statulai. Ir šis miestas vis labiau garsėja, kadangi jis vadinamas jau ir naujuoju Kiotu, nes jeigu Kiotas visiškai užgrūstas turistais, tai čia jų irgi gausėja, bet dar štai šiam istoriniam Geišų rajone per saulėlydį nėra jų tiek ir daug. O garsiausia Kanazavos vieta tai įspūdingas sodas netoli jos pilies. Kanazava maloniai nustebino. Jaukus, istorinis japoniškas miestas su samurajų namų rajonais 30 km nuo Gabijos ir Švento Kazimiero. Į Kanazavą atidaryta Šinkansenų greitųjų traukinių linija lėmė, kad turistų skaičius čia sparčiai išaugo. Tiems, kam Kiotas jau pernelyg užgultas masinio turizmo ir čia randa gabalėlį senosios Japonijos. Bet jau netrukus savo mažyčių japoniškų keikarų vėl persivertėm per Honšių salą į pietinę jos pusę, pravažiavom daug senų autentiškų japoniškų kaimų ir atvykom į Nagoją, trečią pagal dydį Japonijos miestą, bet smarkiai atsiliekantį turistų dėmesiu nuo Osakos ir Tokijo. Tiesa, tas savaitgalis, kurio metu čia lankomės, išimtis, nes vyksta pasaulio cosplayaus čempionatas. Japonai ir japoniškos kultūros mylėtojai iš viso pasaulio suplūsta į Nagoją, rengiasi numylėtų anime ar kompiuterinių japoniškų žaidimų herojų drabužiais ir atlieka mini vaidinimus scenoje. Tačiau gabalėlio Lietuvos pagrindinis tikslas apie 60 km nuo Nagojos centro į Jaotsu miestelis, kuriame gimė Chijūnė Sugihara. Atvažiuojame į Chijūnė Sugiharos gimtąjį miestą ir čia yra antrasis iš muziejų dedikuotų jam. Žiūrėsim, kas bus demonstruojama šitam muziejui, jau netrukus jį privažiuosi. Štai čia Jaotsu miestas ir čia muziejus skirtas Sugiharos gimtiniai, tai nėra kažkoks originalus namas, kuris gimė kas be ko, tačiau modernus, gražus muziejus. Viduje yra daug bendros informacijos apie Europą to meto, ji galbūt aktualesnė japonams, tačiau tikrai įdomus dalykas yra atkurtas stalas, interjeras to konsulato Kaune, kur Sugihara išdavinėjo vizas. Tai kai atvykom, buvo ir nemažai japonų atėję, šitą istoriją jie domisi, kaip įprasta Azijoje svarbu nuotraukos, tai labai gera vieta jiems nuotraukoms darytis prie to stalo, tarp japonų populiaru. Tai tikiu, kad sužino apie tą istoriją ir aišku, tai veiksmų jinai daug geriau įsimena negu vien iš tekstų. Yra ten ir filmas, o man asmeniškai įdomesni dar paminklai, nes muziejaus ekspozicijos keičiasi, yra beje ir laikinų parodų. Štai dabar praeisim pro paminklus, čia toksai kaip yra padarytas parkas, vadinasi Žmonijos kalva, ir čia yra paminklas pačiam Sugiharai,
Po to, kai jį atleido iš pareigų, grįžęs po Antrojo pasaulinio karo, turbūt negalėjo tikėtis, kad kažkada Japonijoje jam atsiras paminklas, bet taip jau gyvenimas susiklostė ir universitetas jį čia pagerbė, kad jį galiausiai atrado tie žydai, vienas jų dirbo Japonijoje, Izraelio jau ambasadoje ir ten tada susirado, tai nebuvo taip paprasta, kaip dabar, aišku, interneto laikais susirasti, ten irgi pasakojama ta istorija. Na, va šičia pagrindinis paminklas ir matom Lietuvos vėliavą. Atminimo lenta prezidento Gitano Nausėdos vizitui. Čia matom tikrai nedidelis miestelis, šiaip jau užsieniečių čia nėra. Tai manau, kad tikrai jis irgi jautėsi pagerbtas, kad štai užsienio prezidentas apsilankė šitą miestelį. Ir ten ta apačioje seksas, tai čia mero miesto pasirašytas ir štai jie atminimo lentą padarė. Na tai iš tikrųjų įspūdinga, nėra tiek daug atminimo lentų užsienį su Lietuvos vėliava, o čia tokioj tolimoje Japonijai. Ir šičia toks gal šiek tiek jau dvejopas dalykas, tai štai paminklas. Čia, kadangi šitas parkas kai kurtas 1990 metais, tai simbolis šito paminklo yra, kad kiekvienas iš tų tokių kaip vamzdžių atspindi vieną Jungtinių tautų narę šalį. Bet tai buvo 90 metais. Dar prieš Sovietų sąjungos subyrėjimą, tai taip išėjo, kad jau šičia tarp šitų amžių Lietuvos niekas neatspindi, dar nebuvo Jungtinių tautų narė. Tačiau turim tenai vėliavą ir kas be ko istorija teka toliau. Ten matosi tas muziejus, tikrai gražus modernus pastatas. Dabar buvo laikina paroda su piešiniais vaikų, tai vieną pusę piešinio piešia vaikas iš Lietuvos, kitą pusę vaikas iš Japonijos. Tai kartais tokie tikrai labai įdomus darbai, kur ten, pavyzdžiui, tiltas, kaip jį įsivaizduoja Japonas ten su sakurom ir kaip lietuvis su gandrais aplinkui. Man patiko šis muziejus ir iš tikrųjų kaip ir Tsurugos muziejus, kur atplaukė žydai, o čia ir Sugiharos gimtinė ir jo asmenybę pristatantis muziejus. Labai išsamu. Daug sužinome, tačiau nėra perkrauta, labai japoniškai minimalistiška ir tos informacijos tikrai užtenka. Ir štai čia yra bukletai, kuriuos duoda. Štai galima matyti, kad išduoda vieną hebrajų kalbą, taip pat anglų kalbą. Na, o patys bilietai tai yra ne kas kitas kaip pasai. Užsidedam tokį antspaudą, kuris iš tikrųjų labai primena tą antspaudą, kuris būdavo dedamas Čiūne Sugiharos ant pasų Kaune, konsulate. O čia iš tikrųjų tekstas yra šiek tiek kitas, visuotinės taikos konsulatas ir tada Jotsu, Japonija. Tai yra būtent šita vieta, kuriu čia dabar ir esame. Tokios vietos, manau, yra labai svarbios, kadangi Lietuva nėra didelė šalis, daug kas anapus Lietuvos nežino jos ir visada daug paprasčiau yra sužinot Lietuvą, kažką suprast apie jos istoriją, kai ta istorija kažkaip siejasi ir su tavo tautos istorija, šiuo atveju su Japonijos istorija. Tai manau, tokias vietas tikrai verta reklamuoti ir kad daugiau japonų čia apsilankytų ir taip pat manau, kad daug lengviau įsimins Lietuvą čia negu kažkur kitur. Matom stotelę ir matom, kokie reti čia yra palyginus autobusai. Tai šita vieta iš tikrųjų ir kažkiek Gabijos paminklas yra tarp tų vietų, kodėl mes pasirinkom išsinuomoti šį kartą automobilį ir važiuoti automobiliu, kadangi tos vietos viešuoju transportu mažiau pasiekiamas. Na, dabar važiuojam toliau, lietuviškų vietų Japonijoje dar liko. Esame Dotonbori, garsiausioje Osakos vietoje. Ir šiame mieste taip pat yra viena vieta susijusi su lietuviais ir netgi kažkiek su manim. Tai yra Žemaičio gitarų salonas. Netrukus pažiūrėsim, kas ten yra. Štai čia už manęs tas Žemaičio gitarų salonas. Paklausė manęs japoniškai, ką čia veikėt, nes toks salonas, aišku, ekskliuzyvinis, ten jau šiaip praeiviai kažkokie neina, tai sakau, watashi no namae mo Žemaitis des. Mano vardas irgi Žemaitis, išsitraukiau pasą, parodžiau, tai tada labai maloniai viską parodė. Čia va ženklas. Pats salonas antram aukšte, tai čia Japonijoje daug tokių verslų yra per
visą daugiau aukščio pastato aukštus, gali būti restoranas 9 aukšte, pavyzdžiui, ne taip kaip pas mus, kad parduotuvė, tai paprastai 1 aukšte. Gitaros išties įspūdingos, tiesa fotografuoti viduje negalima, dėl to, kad tos gitaros yra tarsi meno kūriniai, jos visos yra vienetinės ir pats Žemaitis taip darydavo, ten kainos tai maždaug 3000 eurų ir panašios kainos, tikrai nepigios, bet rekordas tai priklauso 150 000, atrodo, dolerių viena Žemaičio gitara parduota už tiek aukcionų, todėl kad jie Džordžas Harrisonas grojo. Tai va, štai tokie žmonės irgi turėjo Žemaičio gitaras. Gaila, aišku, kad dabar tie liko tik parduotuvės, nes pradžioje, kai sužinojau apie tai, kad Žemaičio kompanija vis dar veikia Japonijoje, tai tada dar veikia ir toks Žemaičio muziejus tokį, tai labai norėjau nueit, bet tai taip ir nespėjau, jie paskui gal nepasiteisino, nusprendė uždaryti tą muziejų, tai ten gal būtų buvę galima ir nufotografuoti, bet dabar irgi internete galite nesunkiai surasti, kokios įspūdingos yra Žemaičio gitaros, kviečiu taip ir padaryti. Antano Žemaičio istorija tikrai įdomi, tai šitas gitarų kūrėjas buvo Britanijos lietuvis, jau gimęs Britanijoje, bet iš tų senųjų, kur dar prieškariu Britanijoje buvo tūkstančiai lietuvių ir kai važiavom per Didžiąją Britaniją, pernykštį ekspedicijoje, tai aplankėm ir vietas susijusias su to prieškarinę Didžiosios Britanijos Lietuvą. Ta pati Londono lietuvių bažnyčia yra statyta dar tada prieškariu. Na ir štai jis gimė jau tarpukariu ir labai išgarsėjo kaip nuostabių gitarų kūrėjas. Ir gal net įdomiau ir ta pabaigos istorija jau, kad taip išėjo, kad gerai, tos gitaros tapo garsios, bet štai galiausiai Japonijai kažkaip tai prigijo, kad Japonijai tapo jau kaip ir savos japonams. Kaip jau Japonijos prekės ženklas, Japonijos kompanija, dabar yra Žemaičio gitaros, galiausiai viskas persikėlė čia. Tai būdavo, kaip sakydavo maždaug 80-90 metais Big in Japan, kai kažkas būdavo išpopuliarėdavo Japonijoje, kas galbūt dar labiau net negu vakarų pasaulį. O tuo metu buvo Japonija praškai vienintelė tokia šalis turtinga, kur galėjai daryti verslą, jeigu ne vakaruose, ne vakarų pasaulyje, tai iš esmės Japonija ir uždirb daug pinigų. Na ir su Žemaičio gitarom taip ir atsitiko. Japonijoje esam praleidę daugiau nei 3 mėnesius, apkeliavom didžiąją dalį šios šalies ir tolimiausias salas – Okinavą, Išigaki, Kiušių salos ugnikalnius, užkopėm į Fudži kalno viršūnę, pasiekėm Hirošimą, Nagasaki, apleistą Fukušimos zoną, Fukušimos atominę elektrinę, maudėmės onsenuose, buvom užkasti karštam smėlį, lankėm sumo varžybas. Patyrėme pačių įvairiausių patirčių, tačiau apie jas daugiau pasakojam kitam mūsų kanale AŽ kelionės. O šis kanalas skirtas būtent lietuviškoms pasaulio vietoms. Daugelį Japonijos salų tokių nėra, tačiau kitą lietuvišką vietą radom ganėtinai netikėtuose toliuose, pačioj Japonijos šiauriai – Hokaide. Atvykom į Hokaidą, pačią šiauriausią ir labiausiai laukinę Japonijos salą. Čia visai kitokia Japonija, per keletą dienų matėm gal 100 elnių, nežinau, 20 gal ar 15 lapių, laukiniai žvėrys, tuščia, bet dabar kas čia yra, tai civilizacija palyginus su tuo, kas buvo prieš 150 metų iš viso, tai gyveno 80 000 ainų, čia tokia vietinė tautybė, visiškai skiriasi nuo japonų. Iki šiol dar matėm ainų kaimų Akano nacionaliniam parke. Jie gyvena kitaip, augina barzdas, turi tokias tradicinės ceremonijas, kur užmuša lokiuką ir jo kaukolę pasmeigia ant tokio stiebo, būna ten kaip stabas. Na ir japonam tai atrodė barbariška, jie buvo ir uždraudę ainų kalbą. Ir tuo pat metu į šitas teritorijas iš šiaurės skverbėsi į Rusiją. Ir čia toks įdomus momentas, kur, sakyčiau, pirmą kartą, nors ir netiesiogiai susilietė Lietuvos ir Japonijos istorijos. Tai 1904 metais vyko karas tarp Japonijos ir Rusijos, japonai jį laimėjo. Kadangi rusai pralaimėjo tą karą, tai buvo priversti padaryti nuolaidų kai kurioms savo tautoms, tarp jų lietuviams buvo panaikintas lietuvių spaudos draudimas. Tai galima sakyti iš dalies ir japonų nuopelnas. Savo ruožtų lietuviai labai bijojo būti pašaukti į tą karą, tarnaut Rusijos kariuomeniai prieš japonus ir dėl to irgi viena priežasčių, kodėl vyko lietuvių emigracija į Ameriką. Tai dažnai girdėdavom su gabalėliais Lietuvos keliaudami po senąsias tas Amerikos lietuvių bendruomenės, kurios rado dar prieš Pirmą pasaulinį karą, kad jos įsikūrė ten todėl,
jų seneliai, proseneliai emigravo ir dėl Rusijos-Japonijos karo. Tas karas vyko dėl šitų teritorijų. Tai kas valdys šitas tuo metu niekieno salas, niekieno iš didžiųjų imperijų, niekieno tarp Rusijos ir Japonijos. Tai Hokaidas, Sachalinas, Kurilų salos. Buvo Japonai nukariavę ir Sachaliną, ir Kurilų salas per antrą pasaulinį karą Rusai atsiėmė. Bet iki šiol nuo Širetoko, ainų kalba tai reiškia pasaulio kraštas, galėjom stebėti Kurilų salas nuo Japonijos krantų. Tai čia tokia gili istorija, bet iš tikrųjų atvykom dėl ko kito. Iš tai šitą Otaru miestą. Čia matom daug senų uosto sandėlių, todėl kad prieš šito kanalo vyko prekyba tiek su Rusija, tiek su Kinija. Buvo svarbus miestas, bet ryšiai su Lietuva čia atsirado vėliau. Būtent šitą mieste įkurtas Stasio Eidrigevičiaus muziejus, į kurį ir važiuosim. Jo istorija labai įdomi. Stasys, galbūt kaip ir Žemaitis, su savo gitarom, galima sakyti, tapo Big in Japan, galbūt ne tiek Big in Japan, kad didesnis būtų Japonijoje negu Lenkijoje ar Lietuvoje. Lenkijoje, kur jis gyvena, Lietuvoje, kur gimė, užaugo, studijavo. Ir vis dėlto, kai pagalvoji, tik tai labai neseniai atsidarė Stasio Eidrigevičiaus muziejus Panevėžy. Tuo tarpu štai šis čia, Japonijoje, kur Stasys turėdavo parodas, apžavėjo japonus savo unikalių stilių. Jo muziejus įkurtas su juo bendradarbiavusios japonės menininkės Mori Hiroko dar 1993 metais. Dabar važiuojame į Stasio Eidrigevičiaus muziejų. Jau seniai apie jį žinojau, bet visada kilo abejonė, ką ten rasiu, nes per COVID-ą buvo kalbų, kad užsidarė ir kad paskui nebeatsidarė. Ir net dabar buvo, kas sakė, kad ne, tai ten nieko nerasi, ten jau užsidarė. Mori Hiroko mirė, viskas baigėsi, bet dabar, ruošdamas šią ekspedicijai, pasižiūrėjau, interneto svetainės nebeliko muziejaus, tai irgi nuteikė nemaloniai šiek tiek, nes anksčiau ten buvo rašoma, tačiau radau tokį pamfletą japonišką, kad paroda vyko. Laikina paroda, dabar jau nebevyksta, bet jeigu vyko laikina paroda, reiškia muziejus veikia. Ir dabar pavyko bendruomenės pirmininko Sabūno dėka susisiekti su tuo muziejum, ir ten sakė, kad tikrai veikia, turėtų veikti, sekmadieniais, pirmadieniais, antradieniais neveikia, tai nors iš pradžių atskridom į Hokaidą, tokiu metu teko šiek tiek persidėliot savo maršrutą ir dabar penktadienį tikimės, kad rasim ten eksponuojamus Eidrigevičiaus darbus. Tuoj ir patikrinsim. Sakyčiau, labai įdomi muziejaus koncepcija, nes iš tikrųjų vienoj pusėje matome Stasio Eidrigevičiaus darbus, o štai čia yra visokiausių didesnių, mažesnių, visokiausių skonių, visokiausių laikmečių. Ir tada jau pasisukę į kitą pusę mes matome Japonės Hiroko Mori darbus. Man irgi asmeniškai labai labai gražus. Tikrai yra pačių įvairiausių. Ir lygiai taip pat ir čia. Va, matom? Tai va čia yra Stasio darbai, o štai čia yra Hiroko Mori. Šiaip turiu įtarimą, kad dievino katinus, nes kiek darbų su kačiukais ir netgi vienas, kuris yra ant visų muziejaus vietų. Ką radai? Skaitau dabar su automatiniu vertimu apie biografiją, kaip kad jis lietuvis etninis, kad gimė Lietuvoje, čia rašoma. Ir paskui jau kopėjo sąsajas, kada pirmą kartą eksponuotas. Buvo eksponuoti jo darbai buvo Japonai 78 metais čia. Aš tuo tarpu, kol Augustina susipažins detaliau su biografija, einu patyrinėsiu šitą pastatuką ir ką mes čia dar matom, ogi matom laiptus. Tai negi neužlipsi. Bandom žiūrėti, kas yra tokie mediniai ir dar man patinka, kaip čia toks net ir kvapas. Yra medinių laiptų ir toks jausmas, kaip palieka lipant. Ir taip, manau, ir yra. Ir ką mes čia matom? Štai pasitinka kažkoks gyvūnėlis ir daugiau meno darbų. Reiks išsiverst, kas čia yra parašyta. Čia, man atrodo, yra japonų menininkų darbai.
esam dabar neįtikėtinai jaukioj kavinukiai, tai galima įsigyti bilietą arba su kava, arba tiesiog bilietą. Tai aišku, kad norėjom paremti šitą meno įstaigėlę ir einam pasižiūrėsim, ką jie čia dar turi. Man atrodo, kad čia visai yra tokių vietų prisės smagių, jaukių. Meno, daug literatūros, va čia tokia bibliotekėlė yra už vien. Labai japoniškas dalykas, kad visada gali vandens gauti nemokamai. Prašau. Bet mes gausim dar ir pyragą, sakė. Laukim. Ir va čia yra pati kavinukės virtuvėlė. Čia yra įkūrėja Japonė, apie ją daugiau parašyta. Štai visas muziejaus pastatas iš kitos gatvės pusės. Tikrai buvo įdomu aplankyti, daugiau radau negu tikėjausi, ypač kai buvo ilgą laiką iš vis abejonė, ar egzistuoja tas muziejus. O jeigu egzistuoja, tai galbūt atrodo tik laikinos parodos, kada iškabina kartais ir kažkokius kolekcijoje turimus Eidrigevičiaus darbus. O čia nuolatiniai parodoj, įdomiai iš vienos pusės Eidrigevičiaus, iš kitos Orihiroko darbai. Ir taip pat informacija apie patį muziejų. Tai įdomu buvo pasiskaityti, kadangi internete jos yra tikrai mažai, ir apie Hiroko Mori, pačią jos gyvenimo istoriją, kad ji buvo labai susižavėjus rytų vidurio Europos menu, pati keliavo Slovakijai, Makedonijai, taip pat ir pas Airijos vyrą dažnai Stasys lankydavosi, kai įsirengdavo parodas Japonijai. Aš tai dar mėgstu visko prisipirkti iš tikrųjų. Tai dėl to tiek lagaminų ir tąsomis. Ne, jokauju. Tai iš esmės, kadangi čia labai jauki vieta buvo, tai nusipirkau ir jos darbų. Būtent Mori Hiroko kūrėjos. Jinai labai mėgo kačiukus ir paršiukus. Panašu, bent iš kūrybos, ir taip pat Stasio labai nemažai. Tai čia turi netgi tokius rinkinukus, kur gali net po vieną nesirankioti, bet gali iš karto visą pluoštą jo atvirukų įsigyti. Būtent tai aš ir padariau. Tai va. Labai akivaizdu, kad Stasio darbai. Iškart matos jo braižas. Važiuojam į Kudžio miestą. Visą dieną važiuojam su konkrečiu tikslu, nes būtent ten Kudžyje veikia Jeduvos muziejus. Ir jis veikia dėl to, kad Kudžis ir Klaipėda yra miestai partneriai. Jau nuo 89 metų ta partnerystė labai graži. 91, kai vyko sausio 13 įvykiai, tai Kudžio miestas siuntė protestą Gorbačiovui. O paskui, kai va šitą jūrą 2011 metais atnešė baisų tsunami ir smarkiai apgriovė Kudžio miestą, tai jau siuntė Klaipėdą ir aukas, ir taip pat simbolinės gervės į Kudžio miestą. Ir Kudžyje atidarytas Lietuvos muziejus. Tai dabar važiuojam jį aplankyti visos dienos kelionę, kadangi nakvojom Hakodatėje, Hokaido saloje. Tai reikėjo keltis 6:30, 7:30 kažkur laukia Šinkanseno traukinys ilgiausių tunelių po jūrą iš 50 km. Patekom į Končių salą, važiavom į Hačinokės miestą, čia persėdam į vietinį traukinį. Ir dabar važiuojame į Kudžį. O šiaip tas bendradarbiavimas būtent tarp Klaipėdos ir Kudžio yra ne šiaip sau, tai yra todėl, kad Kudžis irgi yra viena vos keleto vietų pasaulyje, kur natūraliai randamas gintaras. Taip pat Dominikos Respublika, na ir aišku Lietuvos rytinis Baltijos pajūris. Tai ten šalia to muziejaus yra ir gintaro muziejus, gintaro galerija, taip pat ir tiek vietinio, tiek ir iš Lietuvos. Tai pasižiūrėsim, ką ten rasi. Aš jau laukiu, man jau įdomu, toks ten gintaro muziejėlis mūsų lauksi. Nuo stoties šiaip netaip radom autobusą, kuris pasirodo perkeltas į kitą vietą, kadangi dabar yra rudens festivalis ir štai privažiavom ne prie pat to gintaro muziejaus, bet vietos, kur yra rodyklė į gintaro muziejų, o ten šalia ir Lietuvos muziejus. Dar reiks eiti 2 km. Einam štai tokį keliu. Jeigu eiliniam turistui tai Japonijos paprastai užtenka ir traukinių, viešo transporto, bet ieškant lietuviškų vietų kartais tenka nukakt giliau. Tai čia turėtų dar eiti už kilometrą toks keliukas. Prašau, pridėjus bilietą, atsidaro. Galime eiti vidų.
Kaip įdomu. Visur vien gintaras. Štai kaip lietuviškai čia viskas apipavidalinta. Jau gintaro muziejų Lietuva paminėta tikrai gražiai, taip pat ir skaitėm japoniškai ir angliškai poemą apie Jūratę Kastytį, tačiau kuo toliau, tuo gražiau. Tai matom jų ir Lietuvos vėliavą, einam pažiūrėsim, kas viduje. Štai kaip gražiai šypsis Šarūnas Jasikevičius. Užsisakėm Lietuvos muziejėlį per brūkšnelį kavinukiai Aš kavos ir spurgą lietuvišką, primena labiau Simpsonų spurgą. Augustinui užsakėm ledų, bet čia yra tokių dalykų, kur išmokom apie Lietuvą. Štai čia būdami, pavyzdžiui, galima užsisakyti štai karštą šunį, hotdogą, lietuviško stiliumi. Nelabai Lietuvoje lietuviškų patiekalų tai vadintume, bet nuvykusiam į Lietuvą matyti tokį patiekalą lengva gauti, tai gal galvoja, kad tai yra lietuviškas. Bet kas mane šiaip maloniai stebina, kad iš tikrųjų čia buvo tų lankytojų ir nors tai yra toku, miškas ir Japonijos tikrai ne sostinė toli gražu, o kaip tik ganėtinai tolėliau esanti vieta, bet tikrai jau buvo žmonių, kurie čia buvo užėję ir lankėsi, japonai ir pirko produkcijos. Tai lietuviška produkcija, matyti, visai garsina mūsų šalį. Šita vieta tikrai pranoko lūkesčius. Čia ne šiaip savo koks, nežinau, vienas kitas lietuviškas daiktas, bet štai yra ištisas lietuvių namas, taip vadinasi, gintaro. Čia yra tokia kaip ir muziejėlis, bet kartu ir parduotuvė labai daug lietuviškų prekių. Nuostabu, kad matėm, kad Japonus ne pirmas jau atvažiavo ir perka tas prekes, atrodytų tokia egzotika, kiek aš žinau, netgi tokiose šalyse, kur tos didžiulės lietuvių bendruomenės, kaip Brazilija, ten, pavyzdžiui, lietuvišką alkoholį bandė importuoti, bet nepavyko, tiesiog nebuvo rinkos. O čia, matosi, japonai perka gintarą ir čia yra japoniški užrašai, Lietuvos ženklas, toks labai lietuviškas pastatas, Lietuvos trispalvė plazda. Fukujamai galvojo, kad ten vienintelė gal vieta Japonijai, kur nuo plazda Lietuvos trispalvė, neskaičiuojant, aišku, galbūt ambasados. O čia pasirodo irgi, plazda, vien Lietuvos vėliava, du stiebai, bet Japonijos vėliavos šalia nėra. Ir viduje yra ir kartu toks muziejėlis, ir kartu prekyba, ten tarkim, trumpas aprašymas apie kokius medžio raižinius, yra velniai tokie kaip iš Velnių muziejaus, matyt, galbūt ir nusipirkti jos galima, nežinau, prie daug labai gintaro dirbinių panašus, kaip Lietuvoje galėtum kur Pilies gatvėje Vilniuje arba galbūt Palangoje įsigyti, bet jeigu ten masinis dalykas, tai čia yra visiškai egzotinis dalykas, kur galbūt kitur Japonijoje niekur panašaus nieko neįsigysi. Prapliupo lietus, lietuviškas oras, klausinėjom, kaip geriausiai grįžti atgal į Kuzio stotį. Tai štai pasirodo, išsiaiškinom, kad yra autobusas muziejaus, kuris veža į artimiausią autobusų stotelį. Įdomu, kad čia daug kur skirtingai rašoma. Yra kai kur internete informacijos, kad ten lietuvių muziejus, kai kur čia būna parašyta Lithuanian House, angliškai kaip lietuvių namas, kitur tiesiog lietuvių parduotuvė. Na, aš manau, kad dabar bent jau parduotuvė yra arčiausiai realybės, nes daugiausiai ten yra prekės su kainom. Tačiau kartu per tas prekes parodomas ir įvairias Lietuvos tradicijos. Važiuojam ilgą kelią, dabar iš pradžių į Kačinokę, paskui į Šinkakodatę, kur apsistojom, kad galėtume palikti savo daiktus porai naktų. Seikano tuneliu ilguoju. O dabar, kaip visada, pasinaudoju progą, kad traukiniu važiuosiu beveik 2 valandas šito. Tai aprašau tada viską, ką mačiau, nes kai jau pasirodys naujas lietuviškas vietos kitur, tai būtų sunku viską prisiminti gerai. Tai apsirašau viską, paskui dar papildau ir tada skelbiam internete gabalėlį Lietuvos LT. Taip pat istorijos.gabalėlį Lietuvos LT, tai gabalėlį Lietuvos LT yra enciklopedija lietuviškai, jie visą pasakė istorijos.gabalėlį Lietuvos.lt šitos kelionės dienoraštis. Dabar sveikinamės iš Tokijo garsiosios Šibujos perėjos, kur žmonės nesustodami juda ne tik skersai išilgai, bet ir įstrižai ir visaip kaip. Ir Tokijoje lietuviškų vietų nėra daug, bet čia taip pat vieną radom. Renkant informaciją apie Lietuvą Japonijoje, ne vienas žmogus man pasakė kunigo Albino Margevičiaus pavardę.
Tai lietuvis, salezietis, misionierius, skleidęs krikščionybę tarp japonų, kartu daug rašęs dar į Lietuvos tarpukario spaudą apie Japoniją, dominęs lietuvius Japoniją, ją matęs kaip aukštos kultūros šalį, išmokęs japonų kalbą ir kitą. Ir jis tapo pirmuoju lietuviu, kuris tapo Japonijos piliečių, kas netaip ir lengva šitoje šalyje, kur imigracija nėra tokia įprasta kaip Europoje. Ir dabar atėjom į kapines ieškot Margevičiaus kapo, katalikų kapines, vienas nedaugelio tokių. Prie Margevičiaus kapo padėjo prieiti lietuvių bendruomenės Japonijoje pirmininkas Audrius Sabūnas. Ką jūs žinot ir galėtumėt papasakoti žiūrovams apie Margevičių ir jo gyvenimą? Čia už mūsų yra bendras saleziečių kapas ir tarp jų dirbo Albinas Margevičius. Mūsų žiniomis vienintelis lietuvis, kuris priėmė japonų pilietybę dar Lietuvos okupacijos metais ir čia praleido daug laiko. Albinas Margevičius gimė 1913 metais Kaltinėnuose ir 1933 metais su misija išvyko į Japoniją. Ir nuo to laiko ten ir pasiliko. Yra žinių, kad kartu išvykę buvo ir daugiau lietuvių kunigų, tačiau tik Margevičius pasiliko Japonijoje ilgam laikui. Vis tada, kai Lietuva buvo okupuota Sovietų Sąjungos, tai Margevičius ir užsiliko ir priėmė Japonijos pilietybę, tapo Arubino Hiroshijo. Išleido knygą Aš esu Japonas, kurios tiražas labai mažas. Knygą parašė maždaug 87 ir 88. Kitais duomenimis 89 metais iškeliavo amžinybėn. Pakankamai įdomi Albino Margevičiaus gyvenimo istorija, tačiau reikėtų pačią knygą pavartyti, kad daugiau apie ją sužinotume. Pas Margevičius daug bendradarbiavo spaudoje, rašė, kol Lietuva buvo nepriklausoma, į Lietuvos spaudą iš Japonijos, apie Japoniją, o paskui rašė užsienio lietuvių spaudai. Įdomu, kad čia katalikų kapinėse, jeigu atvažiuosit nemokėdamas japonų rašto, tai net negalėsit perskaityti pavardės. Paprastai kitur, kiek esu matęs, pavyzdžiui, Indijoje lietuvių misionierių kapų, tai dažniausiai vis tiek parašyta ir lotynų raštu būna. Nors katalikiškos kapinės tai yra nelabai dažnas dalykas Japonijoje, kur dominuoja šintoizmas ir budizmas. Tačiau tai yra japoniškai katalikiškos kapinės, todėl, kaip minėjote, iš tiesų būtų sunku surasti kapą. Kaip lengviausiai surasti, tai yra žemėlapis prie įėjimo, tačiau irgi reikia japoniškai mokėti skaityti. Arba jau reikia žinoti gimimo metus ir mirimo metus, tarkime, čia užrašyti yra mirimo metai, 88 metų rugsėjo 12. Na ir ieško tada, kas čia 75 metų mirė, 88 rugsėjo 12, taip lengviausiai būtų atrasti tiem, kas nemoka skaityti japoniškai. Ir Marijos statula, tarp kitų, irgi yra vienintelė tokia kapinėse, tai jeigu ką domins, galit pagal tai orientuoti. Čia tokie šiandien dar apsilankėm Lietuvos ambasadoje, bet mūsų kelionė Japonijoje atėjo į pabaigą. Kas man įdomiausia, tai kiek Japonijoje lietuviškų vietų sukūrė ne lietuviai, o patys japonai. Tiesą pasakius, nei vienos praktiškai nesukūrė lietuviai. Na, taip, paminklus Gabijai ir Šventam Kazimierui pastatė lietuviai, bet tai visiškai japonų iniciatyva. Ir ambasadorius žinojo net apie dar daugiau tokių vietų. Pasirodo, yra 2 lietuvių parduotuvės, lietuviškų prekių parduotuvės, kurias iš susidomėjimo Lietuvai kūrė japonai čia Tokijai. Ir daugybė kitų vietų. Ir tai yra visiškai unikalu, kiek važinėjam po pasaulį, kadangi paprastai tai lietuviškas vietas kūrė tik tai lietuviai. Ir čia tokia unikali Japonijos situacija. Viena vertus, japonai, kaip ir truputėlį kreivai žiūri į užsieniečius, kadangi jie nesilaiko japonų tvarkos, garsiai kalba gatvėse, geria vaikščiodami, valgo vaikščiodami ir panašiai. Ir net taip neigiamai žiūri, sako, gal per daug turistų ir panašiai, bet kita vertus labiau nei bet kuri kita tauta atrodo domisi tom visiškai kitokiam kultūrom, kitokiais pasauliais. Ir ne tik ten Ispanija, Italija, Prancūzija, bet to dėmesio užtenka ir Lietuvai. Tai visiškai stebėtina, nes kitose tokiose dar didesnėse šalyse, kaip Indija, kaip Pietų Korėja, tai to tokio susidomėjimo tikrai yra daug mažiau kartais ir nėra įkurtų lietuvių muziejų, kuriuos įkūrė ne lietuviai, lietuvių parduotuvių, užsakytų lietuvių skulptūrų ir taip toliau. Tai tuo Japonija tikrai labai sužavėjo. Tačiau tai mums tik tai tarpinė stotelė ir po Japonijos keliausim į Australiją, kur jau yra tikrai labai didelės lietuvių bendruomenės ir labai daug kurta lietuviško paveldo. Ir ten laukia mėnesio trukmės ekspedicija.
kur nuvažiuosim keliasdešimt tūkstančių kilometrų. Sekit YouTube kanalą Gabalėlį Lietuvos ir pamatys pirmieji, o taip pat pažiūrėkit iš kitų egzotiškų Azijos kraštų, kas ten yra lietuviška. Tiesiog nuostabu pabūt Tokijai ir iš čia atsisveikinam. Iki kitų susitikimų.